Labas rytas, merhaba, kaip sakoma, šiandien mes bandysime pakliūti į Faselį, tokį miestelį, Gaiva nežino, Arūnas viską žino. Viską tai Girdi. Vakar tik grįžom prieš 2 nakties. Nu, biškį diskotekoj buvom. Taigi vat, šiandien keliaujam vietiniais maršrutiniais autobusais kažkur tai. Jeigu rasim, žinoma. Dėkui. Garbanė. Garbanas. Padaryk, kliūtai. Papurtik galvą. Galvą papurtik. Nepurto. Na, galva. Karikau! Užtylo. Nu, pakartok. Karikau! Nenori. Ai, ble, turkės gaidžiai. Jėga turkės gaidžiai. Nu, pakartok. Ne. Pakartok. Tai mano miego pavardas. Va, mes atvairavom į muziejų. Kaina. Mano brangio. This one, yeah? Va. Aina. Ne, tai kažkur. Duok pulką. Ir ateina povas. Duona, Arūnai. Labai gerat katras. To jisai sparnus ištemps. Pažiūrėk, nu pasirodė gražuoliai. Tu matai, jis laisvai savo vaikšto. Nu, sparnus įskėsk. Tai va. O, kalnai. Dar tik atkasinėja. Jo. O, santechnikai. Teigiama, kad Faselį apie 700 metus prieš Kristų įkūrė naujakuriai iš Rodo. Legenda byloja, kad šie atvykėliai žemę pirko iš vietinių gyventojų, patenkindami džiovintos žuvies poreikį. Kad ir kokia būtų pasakojimo tiesa, miesto vieta buvo tinkama prekybai. Faselis turėjo prekybos ryšius iki Egipto, o gyventojai netgi priėmė persų valdžią, kad įgytų papildomų pelningų prekybos vietų. Didelis miesto turtas buvo siejamas su daugelio gabių prekybininkų pragmatiškumu, tačiau jis taip pat turėjo godaus ir korumpuoto miesto reputaciją. Siekdamas pritraukti lėšų, Faselis pasiūlė pilietybę už 100 drachmų, todėl iš visos Azijos pritraukė daug nepatogių veikėjų. Per savo istoriją Faselis ne kartą keitė savininkus. Miestą keletą kartų valdė Persija, kuri 469 metais prieš Kristų išlaisvino Atėnai, nors ir nenorėjo jo gyventojų, kurie mėgavosi persų valdymo pranašumais. Po to, kai grįžo į persų rankas, Faselį 334 metais prieš Kristų užkariavo Aleksandras Makedonietis. Aleksandras Makedonietis apsistojo Faselį per savo ekspediciją iš Makedonijos į Indiją, o faseliečiai Aleksandrą pasitiko su auksinė karūna. Teigiama, kad šiuo laikotarpiu miestas garsėjo lelijų aliejumi ir rožėmis. Antrajame amžiuje prieš Kristų Faselis tapo Likijos lygos nariu. Prieš tapdamas piratų, ypač Zeniketės išpuolė auka, kurį galiausiai nužudė romėnai 78 metais. Tačiau iki to laiko Faselis buvo paverstas savo buvusios šlovės šešėliu.
Miestas atsigavo valdams romėnams ir Bizantijos laikotarpiu ir kelis šimtus metų gyveno stabiliai ir augo. 129 metais po Kristaus mieste lankėsi imperatorius Adrianas ir jo vardu buvo pastatyti keli paminklai 7 ir 8 amžiais, kaip ir didžioji regiono dalis. Faselis nukentėjo dėl to laikotarpio neramumų ir pasikartojančių arabų armijų puolimų. Kovojančių gyvenvietė galiausiai buvo apleista 8 mūsų eros amžiuje, po to, kai vietovę sunaikino žemės drebėjimai. Šiandien gražus kraštovaizdžiai ir dideli pušynai gali užgožti tai, kas liko iš griuvėsių. Vienas iš geriausiai išlikusių senovinių struktūrų šioje vietoje yra Romėnų akvedukas, einantis šalia įlankos prie šiaurinio uosto. Kitas akcentas yra pagrindinis prospektas, venantis į miesto širdį, nuostabus 10 metrų pločio kelias, besitęsiantis tam tikru atstumu. Taip pat yra keletą gražių mozaikų, kurias galima pamatyti viešose romėnų pirtyse. Taip pat 6 amžiaus Bizantijos laikotarpio bazilika. Pagrindinis prospekto pabaigoje pagrindinė aikštė, vis dar išlikusi dalis originalios marmurinės dangos. Iš pagrindinio miesto uosto, į kurį patenkama pro Adriano vartų liekanas, liko nedaug. Nors ten yra gražus paplūdimys, laivai sveriantys iki 100 tonų kažkada buvo prisišvartavę šiame uoste. Svarbiame prekybos maršrute tarp Graikijos ir Sirijos taip pat yra ir 2 amžiaus teatras, kuriame tilptų iki 1500 žmonių. Gaivutė muzika atvažiavo. Jo. Paliekam šitą laukinį nuostabų paplūdimį. Priplaukė turistų, va. Priplaukė. Mes pirmi sužinojom, kad čia yra toks paplūdimys. O, ir mano brangiu. Visa persikreipus, pikta.
Oi, kokie žemi žmonės. O. Katiniukas. Miega katiniukas. Miegu. Jo, baigėsi mūsų pasivaikščiojimą. Vėsius. Jo, ačiū Runėlį. O taip, kaip žiežula. Laikyt jo reikia. Mano garbanė. Gražu. O medūzų kraštas. Baigėsi mūsų ekskursija. Paskutėjo mano keliautoją. Ir laukia dar problemų. Puolėm į turgų. Daržovės, vaisiai. Numirtų čia ratė. Taip ir.